Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Apsaugok save ir savo turtą. Vilniaus ginklai. www.vilniausginklai.lt. Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Laidos rėmėjas Labas rytas Tauro Rago žiūrovai. Kam po naujų metų sutikimo šis rytas vis dar labas. Tikėkime, šiandieninė laida išgydys nuo galvos skausmo. Na bent jau pamatysite ir daugiau tos pačios nelaimės draugų. Iš istorijos požemių iškilusios medžioklės paslaptys. Dabar pats tamsiausias skaitosi laikas visos dvasios išlenda. Visus, kiek jų yra. Žengimas per ugnį į naują vandenio erą. Jau keičiasi pasaulis. Ir besaikio šventimo pasekmės. Visa tai vienintelė ir nepakartojamoje naujametinėje Tauro Rago laidoje. Kiekviena šventė švenčia kaip moka. Žinoma, mes neskatiname jūsų troškulių malšinti stipriaisiais gėrimais, netgi priešingai. Dabar parodysime tokio elgesio neįtin malonės pasekmes. Sakoma, kiaulės iš barų išmeta pirmasias. Tačiau ne vien kiaulės svaiginasi vaišinasi. Kartais ir elniui ragai už karnizų užkliūna, ar koks briedis tarp šakų įsipainioja. Štai vienas Švedijos gyventojas kartą labai nustebo, savo sode aptikęs tarp obels šakų įsipainiojusią briedžio patelę. Ir nebūtų taip jau keista, jei ta briedžio patelė būtų blaiva buvusi. Dėja, tą kartą viskas buvo kitaip. Vieną gražų vakarą švediškų namų ramybę sudrumstė kažkoks nenusakomas baubimas iš kiemo. Greičiausiai panašus į tokį, kokį girdime kiekvienas naktį, kai barai užsidaro. Nuėjęs apsidairyti šeimininkas rado medį įstrigusią briedę, kuri vyro nuomonė greičiausiai buvo apgirtusi nuo obuolių. Ar švedų obuolių pagailo, ar linksmos briedės, bet vyras iškvietė pareigūnus, kurie kartu su gelbėtojų komanda nupjovė kelias šakas, išlaisvino gyvūną degustatorių. Tačiau briedė niekur trauktis neketino ir sode praleido dar 2 dienas. Kaimynai stebėjo tokią šventinę sceną, pripažino, jog prieš įvykį briedė jau kelias dienas klaidžiojo miestelio apylinkėmis. Tenka konstatuoti, briedžio patelė iš džiaugsmo vaišinosi. Iš liūdesio geria tik patinai. Jie juk su ragais vaikšto. Tačiau svaiginasi ne tik raguoti, bet ir ūsuoti gyvūnai. Kol vieni obuolių vyną ragauja, kitus pavaišina vietiniai veterinarai. Nuoširdžiai tikėdami, jog tokiu būdu ne tik pamaitins, bet ir pagydys. O vėliau rožiniai drambliai ant baltų žirgų ima vaidentis. Nusikelkime ten, kur drambliai vis dar konservatyvių spalvų. Tačiau net ir Afrikoje, kasdienė rutina, žvėris verčia ieškoti nuotykių. Gyvenimas Kubango įlankoje bėga iš lėto. Daugelis žvėrių tiesiog tinginiauja ir plaukia pasroviui. Tačiau ir dykumos saulės išdegintame krašte žvėrių pasaulį nušviečia mažytis išsigelbėjimo lašelis. O džiaugsmas ateina vasarą, kai prinoksta marulas medžio vaisiai. Šiaip marulas vaisiai labai skanus, taigi nieko čia blogo. Tačiau jau po kelių savaičių vaisiai prinoksta ir ima kristi ant žemės. Štai tuomet ir prasideda balius su afrikietiškais ritmais. Kol po tos dalyviai vaišinasi gardžiais vaisiais, viskas kaip sakoma okei. Vėliau prasideda gražumėlis. Žvėrių virškinimo organuose įvyksta cheminė reakcija ir gardus vaisiai virsta veiksmingų skysčių.
Kuo daugiau kojų, tuo didesnė tikimybė galvos kietumą patikrinti į medžių šakas. Tačiau net ir vikšras žino, jei gali išgulėti ant žemės nesilaikydamas, reiškia viskas gerai. O lubas juda tik tada, kai jūs išneša iš baro. Arba jei nubudote, o aplink tamsu, reiškia, kad baras jau užsidarė. Švenčia žvėris ne tik naktimis, bet ir dienomis. Nepriklausomai nei nuo charakterio, nei nuo ūgio. Štai užeina voverė į barą ir užsisako bokalą alaus. Barmenas įpila ir paima 20 litų. Žinai, čia voveris nedažnai apsilanko. Voverė iš lėto išgeria alų ir liūdnai atsako. Žinai, man atrodo, kad jų ir neapsilankys, kai tokios kainos. Bet voverės per balių dar ne pačios aršiausios. Štai eina du drambliai. Vienas netikėtai randa 100 litų ir sako kitam: manau, nusiperkam už 2 litus duonos, o už visus kitus nusiperkam alaus. Tačiau antras dramblys visiškai nesupratęs ir labai įsižeidęs paklausė: nesuprantu, kam mums reikia tiek duonos? Po viso to, ką jums parodėme, tikimės, kad jums nereikės patirti to, ką teko išgyventi mūsų laidos herojams. Švęskime atsakingai ir garbingai ir neteks matyti, kaip elnias kalėdų senelio roges Lombardė užstato, ar katinas skaudančią galvą po eglute knarkė. Dabar reklama, po kurios tęsime laidą. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Pirmą kartą Lietuvoje ne 10 filmų apie medžioklę. Filmus įsigysite Lukoil Baltija, Baltic Petroleum ir Kvistės degalinėse. Keliaukite su geru kuru ir lietuvišku kinu. Vilniaus ginklai pristato. Sub-Zero linijos, lazeriniai prožektoriai perkels jūs į aukštesnį medžioklės lygmenį.
Komplektuojasi su laikikliais, skirtais pritvirtinti prie optinio taikiklio ar žiūronų. Naujausi lazeriniai prožektoriai jau Vilniaus ginklų parduotuvėse. Sveiki medžiotojai! Noriu Jums pristatyti išskirtinį ir labai viliojantį Vilniaus ginklų pasiūlymą. Tai yra pneumatinis šautuvas su optika. Antroje laidos dalyje. Kviečiu kartu keliauti į labai ypatingą vietą. Nuostabių žvėrių ir mistiškos atmosferos apsuptyje pasitikime naujuosius metus. Ir aš garantuoju, jog jūs tikrai nenusivilsite. Tad jau netrukus unikaliausia proga ir jums kartu sudalyvauti šioje neeilinėje šventėje. Iki žemdirbystės buvo visi medžiotojai. Tie, kur dabar mes esame medžiotojai, tai pas mus laikas senasis genas. Nes jau pas vidų yra medžiotojų dvasia, kurie atėjo iš tų mūsų protėvių. Ir medžiotojai visiškai kitaip mąsto negu žemdirbiai. Medžiotojai viskas yra žemėje, viskas yra apčiuopiama, nes valdo viską žvėrys. Tik tai yra klausimas, ar yra žvėrių, ar nėra. O žemdirbių yra dangus, yra saulė, lietus. Jo gyvent priklauso nuo derliaus, kiek jis priklauso, bus sausa, viskas išdžius. O medžiotojų ne, yra tik tai žvėrys. Todėl žemdirbys daugiau žiūrint dangų, medžiotojas į pėdsaką, į žemę. Daug šimtų metų, tūkstančių gal Žemaitijoje buvo ta temas meška. Tai va, lokys tai simbolizavo miško dvasią. Ir dabar susapnuoti yra lokį, tai pajus, pamatyti labai retai, kas susapnuoja lokį, mešką. Ir, pavyzdžiui, miške nieko nepasakysi, kad meška jau vardu ar tiesioginė prasme. Tu pasakysi kreivakojis, miško karalius, jei pasakysi tiesiogiai, jis ateis tą pamatys, jis suvalgys tave. Nes tai taip gerbį. Nes jeigu dabar atėmus šautuvą, o mešką išnaikino ginklai atsiradę, tada viskas pasikeičia, tu jauti. Prieš mešką medžiot einant, įsivaizduoji vienas ar vienu. Daug galimybių tau nepareiti. Tai tu jau viską meldiesi, kam gali. Ir dvasiškai labai turi būti stiprus. Tai va, tada žmonės visai kitaip labai buvo daug prietarų. Ir daug tų šimtų metų buvo vadovavim tai, kad meška. Tai va, jei jūs nežinot, kad va, Žemaitijoje buvo ilgiausias karas. 250 metų karas, kada juos krikštino. Nes jie buvo ypatingai jautę tą mešką. Meška tai buvo viskas. Ir toliau, kaip viskas įdomiai vyksta. Toliau, kada jau ten ta žinys paskui išėjo, juos pajėgė pakrikštyti žemaičius. Tada jie tapo krikščionim, bet dar ilgai apie tą mešką galvojau. O galutinai juos sutriškinau, kad tą jų mešką, kaip tą temą, tą dievą mešką, prijaukino. Prijaukino ir kiekvienam dvare buvo meškos mokinamo šokti. Tai jų dievą prijaukino. O mokydavo šokti, tai skarda, varinį, po apačią užkuria ugnį ir paima būgną ir muša. Ir meška kaista kojos ir pradeda kelnuotės ir iššoka. Paskui jau nereikia nieko tos skardos, pradeda būgną muš, žinot, kad kais kojos ir kelnuoja. Va taip. Kada jau tą mešką prijaukino ir pradėjo tokį kaip klauną daryti, tada jau, kad skaitosi, jūs bereikalų meldžiasi tą mešką. Dabar jau keitėsi, jei nežinot, era, dabar vandenio era. Viskas mūsų faktiškai keičiasi, daugiau bus dvasiniai lygmenį. Ir tai pranašystė tokia, kad nevaldys Europos ir čia tie pilkieji kardinolai, kur būna, žinau, daug pinigų turiu. O valdys žmonės tokia lengva dvasia, linksmi, visiems įdomus. Matot, jau keičiasi pasaulis, keičiasi žmonių poreikiai.
Tai va, o gamtą mes turim būtinai grįžti atgal į ją, nes ją negrįšim, mes nutolstim nuo realybės. Medžiotojai iš tikrųjų, medžiotojai mato viską. Medį, akmenį, žvėrį, apie miškus viską žino. Tai informacija didžiausia pas juos yra, nes jiem tai įdomu. Meška tai vienas, o vilkas tai organizacija. Tai taisyklės lygiai kaip mes. Teritorijos, šeima visam gyvenimui, vaikai. Ir viskas. Ir nerašyti įstatymai, kurie niekada nesikeičia. Tu gali būti šiandien vadas, o rytoj tapsi žemiausiu. Todėl iš vilkumo reiktų kažko pasimokyti. Ten yra taisyklė nerašyta. Mažą augyk, mažų nėra, net vilkiuką radę jau užaugys būtinai mažai. Paliksi bet kur ant takų svetimą vilkiuką, vilkai ras ją prasneš. Net būna tokių atvejų, kai rašo, kad jeigu motina žūsta, tai atsiranda pas ją pienas ir užaugina netokių dalykus. Tuos vaikus įsirs. Tai va čia jau gamtos sudėta, tai va, o faktiškai organizuoja viską vilkį, veda uloj ir ji rūpinasi jais. Vilkas neša mėsą, bet įsivaizduojat, parneša vilkas pusiau sukramtytą skrandį su vis šiltą mėsą, pašildytą, ne šaltą. Gauna pieno ir jau gatavą mėsą su viskuo. Nu, kaip dar seniau motinos vaikam kramtydavo, dabar jau nekramtų, tik miltelius barsto ir viskas. Įsivaizduoja, persiduoda viskas, tai jisai iki metų beveik 80% užauga nuo to maisto. Vadovauja protingiausias, o kaip tą protą išrenka, aš nežinau. Pagal jėgą jau. Ne, jėga atsiniegos, pavyzdžiui, medžioklė vyksta, nieks nežino, ką reiškia jų informacija, ką reiškia jų žinius. Aina 5 medžiotojai viens kitą, o jau sako, pamačiau, ten susekė apie jo kvartalus, ten guli briedis, reikia nušauti. Jie šneka, visą valandą sušneka. Bet tas nesuprato, kad jis te turi nuvėti visai kitur. Vilkų ir visi viens pas kitą eina. Te trypčio, minė, te jie rūkė, mėtė, rūšys tai medžioklė, tą bėdį pult. Ėjo 5 vilkai, net nesustota. Jie pasklido, tik informacija akim. Tik pasklido aplink, apsupu ir žinau, kas kuriuot. Nesako, to eik ten, ar ten rodau galvą. Informacija akim yra pati kiečiausia ir pati svarbiausia. Lūšys tai irgi tokios kaip katės ir mitologija tokia, kad gyvūnai irgi tokie, kad mistiniai, meškai prilygstantis, nes, pavyzdžiui, lūšys gali vieną kitą ras už katę, žinau, jos labai toli pareina. Jaučia kažkur yra 100 už kiek kilometrų kitą lūšį. Meška jau mokslo nustatęs, kad 200 km jaučia kitą mešką. Jaučiau, kaip jaučia, nieks nežino, nesuodžia, bet jūslė yra neuoslė. 2 lūšys išėjo šįmet į miškus, į rezervatą Platelių. Ir puikiai gyvena. Įdomiai net puikiai, kad kiti ten, kas jau žiūrėjau, ten 3 dienos senų vietų, sako, kas tai aš nuvažiavau į tą vietą, tai įsivaizduojat. Jinai pasigavo stirną sumedžiojus, jinai ausi kasus, lapais apsidėjus nerasi. Visi ieško plaukų, papjauta numesa stirną. Vilkas gal papjaus, su jais nuveis, bet tai kartais užkasa. Bet lūšis griežtai, užsikasus, nemaukyta, užsikasus kitą laiką. Netoli guli valgo. Viską žinau. Pasilieka atvarnuose su liestu, toli neina. Toje pačioje miega vietoje. Ir lūšių padidėjimas Lietuvoje labai jaučiasi. Visų dažnai jau medžiotojai mato pėdsakus, kas į lūšį pamato, dabar medžioklį, kur niekada nebuvo lūšių pamatym. Bet tik tie pasakysiu, tai pasirodo, ne gamtoj problema buvo, o žmonyse. Nes bauda buvo gal per silpna, kad labai kas rizikuodavo. Dabar 20 000, ne bet kas nori, žinau, kad tai gali ne į gerą pusę pasibaigti, sako, miškus kerta, lūšiai tai neaptalu, yra ir lūšiai tas pats, yra ką valgyti ar ne. Yra stirnų, yra kitų gyvūnų, bebrų, pavyzdžiui, lapių, net į varlę iš bėdos gali valgyti. Sugeba prisitaikyti. Ne, labai gerai prisitaiko, labai smagu, kada pamatai lūšį. Metai ir visa kita dabar kas bus, ne tokį, kaip buvo. Mes ilgai gyvensim, sako, vanas, mes ilgai gyvensim. Nes pas mus rado, seniausiai girdėjot, pitezaurų griaučiurgus rado, akmenį. 200 000 milijonų metų. Jo, labai įdomus dalykas, o taip iš tikrųjų gamta labai pasikeitusi, visą tai matyt, nes jeigu matuojant pagal saulės aktyvumą, visas ruduo labai aktyvi saulė, tie pliūpsniai tokie ir viską veikia žmonės, viską aplinkui ir, sakau, išliks tie, kurie bus arti gamtos. Kur toliau biski nutolę, jie nesupras, kas čia yra, nes yra svarbiausia tikrovė jaus. Žemė po kojom, medį, visa kita.
Taip, gamta, kuri... Jo, tai tuos pagydys, nes ateina laikas, kada bus žmogų faktiškai jau dabar nustato tas energetikas, pavyzdžiui, iš maisto gauni 50% energijos, o iš vietos gauni tiek energijos. Kaip prie šventės žvėris elgėsi. Pažvėrys yra kaip yra. Yra maistų ar nėra maistų. O tas oras, tai jie visi gerai apsirengia, visi batus turi gerus, jie laimingai gyvena. Meškas, snaudžia dabar. Tai Matėm. pusiau toks miegas, pusiau nemiegas, nes jis miegas eina gult pagal šviesą. Taip mes turėtume ir jau gulti, o ir pradėti ten, tai tum dabar visi miegoti, būtų lietuvių daugiau vaikų. Dabar turim viską. Šviesą, tai visą naktį žiūrim televizorių ir nieks neišeina. Tai ir vaikų sumažėjo. O meškas pagal šviesą, kuo mažiau šviesos, tuo jis anksčiau eina gulti ir užmiega iki pavasario, tada vėl saulė sugrįžta. Ir dabar pats tamsiausias skaitosi laikas visos dvasios išlinda. Jau. Visus, kiek jų yra, tuo naudojasi. Paskui yra šviesės, jau jos mažiau bus. Miškų dvasios, kurios tarp medžių pasislėpia. Surgyvastis, todėl daug kur medį, seną medį pjaunant, jau 100 metų jau reikia prašytis. Prašys, kad leistum net pasakyti, ko tau reikia. O taip, žinai, pirmiausia, daug dabar žmonių atvažiuoja perka sodybas, išpjauna medžius, tada pirmiausia reikia pagyventi. Tas medis, jis yra gyvas, nes tai yra rodyta viskas, kas aplinkui yra gyva ir todėl reikia su visu skaitytis. Tai vat gaila, kad vis mažiau žmonių įsigilina. Įsijaus dabar visi, sakau, keičiasi laikas, keičiasi žmonės, niekur nedings, nes matot, tas žmonių sugalvotas saulis yra labai trapus. Jis tik mūsų galvotas, mes sugalvojame, vilkas negalvoja. Pagal gyvūnus mes patys tokie jauniausi sistemoje, todėl mes nežinom, kas toliau su mumis. Nes patys matot, per šitą šimtmetį mūsų genetikos nieko neliko. Susigedo genetika nuo maistų, visi mes nuvėjom labai toli. Genetika, kuri 1000 metų laikė sistemos, tos vietos žmonės gyveno, taip suprato jie ir viską. Ir pasikeičia genetika, pasikeičia viskas ir tada, nežinau, mes begrįšim, nebent tik taip. Anksčiau duodavo tau tokią lasdą ir tau duoda valdžią. Kol ta valdžia pas tave yra ta lasda, tu turi viską daryti taip, kaip tu manai geriau. Dabar vyksta ginčai. Tai čia kaip vilkų hierarchijų. Ne vienas vilkas prieš vadą nesako, ar daryk taip, nei tarybos nėra. Nes pasitikė ir tiki. Kartais gerai, kad yra taip, bet iš kitos pusės dabar, kaip skaitosi, nes yra nuomonių, bet va, pagal gamtą tai yra, vadas yra viskas, vadas pasakė, taip yra, bet jei išrinkimas labai sudėtingas jį, kaip nusprendžia, niekas nežino. Tai per tą sinovę duodavo tokią lasdą, jei duotų man lasdą, skaitosi valią. Tai atvežta iš Kauno universiteto žemės ūkio, čia dėstytojai man atvežė, nežinau kodėl, tokių net muziejus yra. Čia yra ir tas skeptras. Buvo jų gal kaimų skipratė valdžia, buvo kažkokios genties, kažkokios apie 300 metų jam. Pagal viską taip nustatėm. Tai va čia yra vienoj pusėje žaltys, kitoj pusėje meška. Tai va, tie mistiniai gyvūnai ir žmogaus veidas. Žiūrovams ir medžiotojams palinkėti kažką šiais jau naujais metais. Kuo daugiau pagal galimybės eiti į tą gamtą, nebūtinai tik pamedžioti, pažiūrėti, pavaikščioti. Ir kuo atsakingiau paleis šūvį, nes tai jūs paleisite šūvis, ne kano kitų, kuo mažiau žvėrių būtų sužeistų. Ir kad nepultų į neviltį, ta neviltis tokia, kad jau bus, būna visokių momentų, sunkių, visokių neviltį, kad kažkas ten nepavyko, ar nesumedžioja šiandien, tai sumedžioja kitą metą, kaip sako elnė, būna kiti skubia kažką, kad greičiau, arba neskubėti viens kitam už akių, kad jie neštai vienu žodžiu kitas. Tai svarbiausia, tą ramybę atneštų ir pagal tas tradicijas, galiu pasakyti tokius senasias tradicijas, vienu žodžiu, kad gerbtų tuos vyresnius medžiotojus, nes pagal vilkų taisyklės, ir jeigu tu negerbsi tų vyresnių ir tų tradicijų, tai tu įsivaizduoji, kad bus baisu, tavo vaikai dar labiau tavęs negerbs. Tai pagalvos taip, tai gal tada pagarba viskam, gamtai, žmogui ir ramybei. Dėkui jums taip pat ramybės šiais naujais metais. Dėkui. Štai ir atėjo laidos pabaiga. Na, beveik pabaiga. Mūsų laida juk niekada nesibaigia. Mes tik kartais ilsimės. Jokais, o prabėgo dar vieni metai, intensyvūs, kartais varginantis, tačiau įdomus. Šiais naujais metais pasižadame tvirtai laikytis pasirinktos krypties. Arti, kaip sakoma, ta pačia vaga.
Juk pavargti nuo to, ką mes darome, tiesiog neįmanoma. Juk medžioklė pats puikiausias kuras ne tik protui, bet ir širdžiai. Energingų ir taiklių jums naujų metų. Susitiksime jau kitą sekmadienį. Nei plaukų jums, nei taukų. Laidos rėmėjas Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Apsaugok save ir savo turtą. Vilniaus ginklai. www.vilniausginklai.lt